viskas labai paprastai. Labai svarbu yra kuo paprasčiau viską daryti. Ane? Šitaip. Bum. Pagnali. Tai mikrofono pasitaisom. Taip, pirmas horizontalus YouTube video dabar, ne? Noriu iš karto į priekį varyti ir sakyti, kodėl aš tai darau, kodėl aš tom užsiimu, kodėl man šito reikia, kodėl jums šito reikia. Tai dabar toksai labai paprastas mano misija, labai paprasta misija, tai yra tokia, kad aš visada norėjau ramybės, visada norėjau pats spręsti savo gyvenimą. Man privatumas, laisvė buvo pagrindinė vertybė. Ir aš tos laisvės ir privatumo, individualumo ieškojau visur. Tai taip aš ir radau čia būtent, Kipre. Todėl, kad čia dar nesugadintas kraštas, čia žmogiškasis faktorius veikia ir panašiai. Šitas YouTube'as bus apie finansinę laisvę, sakykim, tokį paprastą labai dalyką, apie gyvenimo laisvę, apie sprendimą savo paties priėmimą sprendimų, finansinių sprendimų, apie galimybės uždirbti, apie galimybės investuoti teisingai, apie galimybės visiškai savarankiškai planuoti savo finansus, savo finansinius srautus, spręsti patiems, kiek mokesčių mokėti ir kiek nemokėti. Tai nepatikėsit, bet yra galimybės šiame pasaulyje ir nemokėti mokesčių, jeigu kursime kažkam kitam bent kažkokią tai vertę. Tai šitas YouTube'as bus apie laisvę. Pagrinde apie finansinę laisvę, apie fizinę laisvę, apie saugumą, apie bendruomenę, su kuria mes tusinsimės ir gyvensim labai smagiai, labai ilgai, būsime laisvi, keliausime laisvai visiškai. Na, o vėliau išsiplėsime ir apie kitas šalis šiai dienai. Tikrai mes plėsimės būtent apie Kiprą, todėl kad Kipras yra man asmeniškai jau atidirbta žemė, atidirbtas kraštas. Aš čia viskas žinau, ko man reikia ir čia sprendimai yra lengviausiai sprendžiami visi. Tai va, sekit šitą YouTube'ą. Čia yra mano pradžia, stengsiuosi kuo informatyviau, kuo grubiau, kuo daugiau vertės jums atnešti. Ir šitas YouTube'as tiek investuotojams, tiek žmonėm, kurie nori tapti mūsų kompanijos atstovais, visiems. Neretai netgi mūsų investuotojai tampa mūsų partneriais, todėl kad jie pamato, kiek mes sukuriam vertės ir kaip mes išsprendžiam dalykus, kuriuos reikia išspręsti. O čia trumpai, nežinau, ar matosi, o statybos. Tai visi žinot, visais laikais investicijos buvo geriausias dalykas, aišku, nekilnojamas turtas, stabiliausias, lengviausiai kontroliuojamas, sakykim. Šiai dienai yra ir kitų turto klasių, labai gerų, labai, sakykim, tokių likvidesnių netgi, bet apie tai kažkur tai vėliau, kažkur tai plačiau, jau su kitais mūsų partneriais, kurie dirba su kitom turto klasėm. Tai va, sekit
Sekit mano gyvenimą Kipre ir mano partnerių gyvenimą Kipre. Ir kaip mes čia gerai gyvenam.